Sveiki. Sveiki, su jumis ir vėl sveikinasi Bastūnai. Šiandien yra vasario 25 diena ir mes turime žiemą. Pala, 25 diena. What the fuck? 23 šiandien. Sveiki. Sveiki, su jumis ir vėl sveikinasi Bastūnai. Šiandien yra 2025 metai, vasario 23 diena. Mes turime žiemą ir spėkite, kągi mes šiandieną veiksime. O šiandieną mes stovyklausime. Miške praleisime naktį. Kursime laužą, gaminsime maistą, statysime pastogę ir eisime miegoti. Ir sušalti. Arba ne, Arba taip. nes mes būsim pasiruošę. Tai kraunam daiktus į kuprines ir keliaujam. Pažiūrėkite, kaip jaučiatės palikusi vaikus. Čia yra blogiausias žygio dalykas. Vaikai verkia, bliauna, tėvai iškeliauja, nežinau. Gerai, kad močiutė vakare atvažiuos prižiūrėti. Tai gerai, močiutė sutvarkys reikalus. O taip tai, tėvai tai Prasti. baisus. Nu ką, keliaujame. Keliaujame. Keliaujame tokiu keliu, bet labai neilgai. Greit įlysim į mišką ir po to eisime beveik vien mišku. Pasisukom link miško, tai kai pasieksim mišką, mūsų toliau visas žygiukas tęsis vien mišku. Ir iš tikrųjų šiandien turim belekai gerą orą, žiauriai. Saulė šviečia, dabar yra +1 laipsnis, naktį turėtų būti iki -5, tai galimai mes nesušalsime. Tikrai nesušalsim, nes mes turim planą, kaip visada. Planas A, planas B ir planas C. Ir mums užteks tik plano A. Yra antiek šilta, kad net pirštinių nereikia. Labai pasisekė savo. Man netgi greičiausiai nebereik tos kepurės, užtenk ir tuos. Bet juokingiau atrodai su savo lapinė kepurė. Nu, jinai man patogi, tai man jį patinka. Ok, varom toliau. Turim nuėję savo 1 kilometrą. Kilometrą? Nu. Kiek turime kilometrų? Nejuokau. Nu, sakyk. Kilometrą 400. Jau turim kilometrą 400 ir jau įlysim į mišką. Ir dabar labai stipriai sulėties mūsų tempas, eisime ganėtinai labai lėtai. Ir kol nueisim tos 10 kilometrų, nu, tikrai teks pavargti. Atsisuk. Turim nuėję 2 kilometrus. Bet nepavargom da. Ne, tik biškį nugarą skauda, jaučiu, kad yra svoris nemažas. Ai. Žodžiu, mes daiktus susimetėm taip, kaip nufilmavom, tai taip ir susimetėm, bet mes taip nedarytumėm, jeigu eitumėm kažkokį ilgesnį žygį.
Bet kadangi tas žygis bus neilgas, apie 10 km, tai kaip sumetėm, taip ir gerai. Nu jo, ir realiai ekspontui visiškai sugalvojom visą šitą reikalą. Taip. Daiktų susikrovimas, belekas, pjūklas va koksai. Čia kyšoje mano mažasis pjūkliukas, vėliau parodysiu. Turistinis mūsų pjūkliukas. Bus labai geras. Ką čia veikiate? Plėšų beržo tošį radom nuvirtusi ir rūpinamės, kaip pasikursim ugnį lengviau su beržo tošimi. Tu vagi beržo tošę? Bet čia yra nulūžęs. Nulūžęs. Tai mes laužą kursime su skeltuvu. Be abejo. Aš bandysiu pakurti pirmą kartą gyvenime. Tai nereiškia, kad pavyks. Vėl vagiate. Nu, ten biškai buvo toksai prastas. Čia jau yra atsilupę, biškai stambesnių, paskui smulkesnių pasiplėšius. Kaip šauniai. Šiandien laužą kurs bastūnę. O kom tu rūpinsies maistu? Ne. Aš pastogę. Jo, jeigu ką, tai čia irgi yra nuvirtis medis. Tai galima neštis visą? Neškis. Bet tai tu atsakinga už laužo kūrimą. Gerai užteks man skelti. Dar kitur pasiplėšis. Žodžiu, mes esam kaip laukiniai dabar, einam vien tik mišku ir matom jau keliuką. Reikia kažkaip kirsti tą keliuką, kad nieks nepamatytų. Nes mes laukiniai esam, kad nieks mūsų nepamatytų. Pompa. Pompa. Kalną lipom. Priėjom keliuką. Kol kas nieką nematom, bet reikia greitai kirsti kelią. Varyk. Bėk, greičiau. Varyk tiesiai, varyk. Greičiau. A nieka nėra. A nieka. Eik. Sugrįžt, tu neįveikiai šito kelio. Apeikim iš dešinės. Sustojimo vieta. Turim 5 kilometrus. Biškai nugarėlės pailsim, nes man jaučiasi viena vieta. Užspaudė. Nuo svorio klinės. Pusę kelio įveikiam.
Bet jeigu rasim gerą kokią vietą, bus kokie 9 km 999 metrai, tai žinokit, stosim ten. Neįsim lygiai 10. Jo, ir šiaip yra žymiai sunkiau eiti mišku negu paprastai kelionės. Vien visokios kliūtis. Apeidinėti reikia, yra šlaitų nemažai ir labai daug laiko sugaištam. Tai ateisim į vietą gal kokią 4 valandą. Tai iki Sutemų turėsim tik 2 valandas įsiruošti, kol dar šviesu. Tiltelis mūsų. Mūsų tiltelis ir čia yra kažkas mums priskaldė šitų dalykiukų. Reikėtų pasirinkti labai sausiai yra. Aš pasiėmiau ir įdėsiu į tą kuprinę. Jie išsigvando, kibišo. Aš galvojau. Kad mano koja kažkas ėda kažkas. Žinau, ką aš galvojau. O čia buvo tik kibišas. Gerai, kad ant tavo kelnio Kibišas. Netikras pavojus. Jie rado lazdikę. Ir dabar atrodo kaip sena bastūnė. Čia va yra gyvūnų pėdukės. Ką čia ne vilkų? Kanapiniai atrodo. Pala, sekundę sustokim. Pažiūrėk visas kelias. Čia meškos. Pažiūrėk visas kelias. Visas kelias, čia jų alėja. Radau kažkokį labai keistą kastuvą. Gal žinot, kam jisai toksai reikalingas? Žiauriai keistas. Ką, nešamės namo visi. Kai sužinosim, ką su juo daryti, tai darysim. Mes pasidėsim čia. Gal kokiam medukam sodinti? Aš ir pagalvoju, kad gal medeliam sodinti, nes čia panašu, kad buvo kažkada medeliai. Nes čia jaunolins yra, tai galima. Ir tų primėtyta plastikų, kur apmedžiai prištipų. Na ką, atėjom į vietą. Taip, dabar yra po 3:40 ir nuėjom 10 km 300 metrų, kaip ir planavom. Išsirinkom tokią vietelę, bet 50 ant 50. toks 50-50, bet labai daug yra privirtusios medienos ir nereikės toli eiti ieškoti. Turėsim ką kūrenti, pasidaryti Praktiškai turim savo būstui. malkinį. Kraunamės daiktus ir ruošiamės. Jau eini miegoti. Einu miegoti. O kur namai? Čia mano namai. Kur namai? Čia. O mano namai kur? Čia irgi.
Pastogė baigta. Nuo vėjo ir sniego tikrai apsaugos. Nu ką, pradedam gaminti savo sriubą. Dabar viską nuskutam, paskui supjaustom ir vertam sriubytę. Susiruošiau sriubą, dabar galvoju, kol dar šviesu yra, pasidarysiu, susipjaustysiu salotas vakarieniai. Susipjausčiau, pasiruošiau vakarui salotas. Čia dabar susipjausčiau bulves, šiek tiek sviesto, prieskonių ir suvyniosim į foliją ir kepsim vėliau lauže žarėjose. Bastūnė pirmą kartą su skeltuvu bandys uždegti ugnį. Čia kaip didžiausias įvykis bus, jūs nežinot. Dabar jinai ruošiasi. Aš labai tikiuosi, kad pavyks. Daržo tošia, jinai čia dedasi. Nu gerai, bandom. Bandymas. O. Matau, jau nervuojasi. Peilio galas nukrito jau. O. Ugnis! Ugnis! Dega, 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 dega! Parodykit savo veidą! Ar jis laimingas? Laimingas! Tikiuosi nufilmavai. Bet tiek daug daržo tošės, o eina. Daug rinkau. Per visą žygį daug tošės prisirinko. Visą maišiuką prisirinkau. Nu ką, reikia eiti didesnių malkų nešt. Tai, dabar susimakaluosim savo salotas, O, žaliasias. Iš arčiau parodysiu. Taip, čia yra spiekas yra. Spygliai. Ne, čia nėra spygliai. Čia yra agurkai, avokadas, svogūnų laiškai ir žirneliai. Ir dabar piškiuką įdėkime pipiriukų. Biškį. Pipiriukų. Majonezo. Nežinau, kiek reikia. Viską. Viskas per daug. Kas čia vyksta? Taip, prasideda gaminimo procesas. Turim tokią keptuvikę, nedidelę. Įsidėjom šiek tiek aliejaus. Ir kepsime tokių kepsniukų. Nežinau, ar pasakė, ar nepasakė, bet prieš tai esam pasiruošę jau bulvių. Kepsime. Gal ir įmesiu dabar iš karto. Įmesiu į žarijas. Labai giliai nemėsiu, kad būtų lengva ištraukti ir kad nesudegtų. Nereikia labai giliai čia grūsti jų, nes labai karšta. Mes buvom sugalvoję šiaip, kad pirmiausia valgysim sriubą, bet kažkaip labai susiflegmavom ir pagalvojom, kad nesąmonė vėliau valgyti kepsnius.
ryte valgysim sriubą ir dabar pradedu galvoti. Punčias, ne? Reikia įkaitinti aliejų. Reikia, sako, įkaitinti aliejų, kaitinu. Rankeną, kad nenudegs patraukti. Mano rankas nenudegs. Va, kas svarbiau yra. Tai, aliejus įkaito. Ar jau? Nelabai. Niekas čia nelauks. Viskas, kepa. Labai intensyviai, labai greitai kepa. Tai. Gerai, pakeiskim pusėm. Vartome bulves. Dar pakeps plius minus 10 minučių ir bus iškepta. Einam pažiūrėti, ar bulvės iškepia. Prašau praverti šitą turinį ir parodyti. Biškai apsidegė kai kur. Tikrai iškepia. Pavalgėm vakarienę ir išsiplovėm indukus. Galbūt nerodėm, norim parodyti, kokius mes turim indukus išmaniuosius. Atrodo, jie labai dideli, bet kai reikia, atsiranda fokusas. Fokus Marokasas. Štai kokia jinai. Čia tam, kad sutaupytumėm vietos. Ir šiaip yra labai lengva. Ir puodukus tokius pat turim. Taip, pala. Va, 2 lėkštytės užima tik tais tiek vietos. O matėt, kokie dideli yra. Ir tokius pačius turim podelius. Podeliai tikrai yra irgi nemaži. Štai. Ir pilnai užtenka tokių. Labai gerai pasitarnavo žygyje, kai jom 1000 kilometrų. Kadangi labai mažai užima vietos. Na ką, o dabar turime laužą. Va tokį va. Tu šaipais iš manęs. Ir planuojam atsigerti kavos. Nu ką, pavalgėm vakarienę, atsigėrėm kavos, mūsų diena jau eina į pabaigą ir ką mums reikia padaryti? Apibendrinimą. Kaip mums šiandien sekės, ką mes nuveikėm. Jo, iš namų išėjom 12 valandą, kadangi ėjom mišku, tai labai ilgai sugaišom ir atėjom į vietą, tik tai buvo maždaug 15:40. Tesk. 15:40 atėjom čia, turėjom apie 2 valandas, kol sutems. Ką mes spėjom padaryti, tai spėjom pasigaminti pastogę, toliau pasiruošti maistui. Maistui pasiruošti sugebėjom 2 patiekalam, ne? Tai pasiruošė daržovių sriubai, tai mūsų pirmasis patiekalas turėjo būti. Ir antras patiekalas kepsneliai su bulvėm ir mišrainė daržovių. Bet gavosi kaip? Gavosi taip, kad per ilgai kažkaip sugaišom viską ir nusprendėm, kad nenorim 2 kartus valgyti ir užteks tik tai kepsnelių jo. Sriubos nevirėm. Tai sriubą tikriausiai virsime rytoj. Aš manau, kad netikriausiai, nes aš viską jau supjausčiau. Na, tai rytoj. Taip, dabar yra po 8:07. Telefone rodo, kad yra -2. Pranašauja, kad gali būti iki -6. Jo, dabar žiūrėjau, kad -6 gali būti. 7 valandą ryte. Manau, kad jau mes
7 val. Ryte jau būsim laužą tikrai pasikūrę. Gal, jei netingėsim keltis. Ką dar norėtumėte papasakoti? Tai eisime ruoštis iki galo savo miegojimo vietą. Išsilankstysim visus savo miegmaišius, kiek turim. Turim sugalvoję, kaip pašildyti dar, kaip pasišildyti labiau. Kaip senoliai šildydavos. Taip ir mes pamėginsime. Ir mums tikrai bus šilta. Tikrai nesušalsim. Taip, pasitiesiam 2 kilimėlius. Ir ant viršaus dabar dėsim dar 2 gulį pripučiamą čiužinuką. Nu, tokia labai plona. Turistinis. Dar niekada nemiegojomės ant jo. Nenoriu su batais mindžiai, teks nusimauti. Nes čia yra tokia pompikiai montuota. Ir ją reikia spaudinėti, kad prisipūstų tas čiužinukas. Tai su batais nenoriu tai daryti. Šiaip yra galimybė ir kampuose yra su burna būtų galima pripūsti. Turi būti uždėjęs koją ant tos skylės. Taip? Nu. O, kažkas vyksta. Vargstenė. Su burna jau būčiau pripūtęs. Galimai. Gali pabandyti. Apsvaigau. Ja, nebeįpučiu. Labai gerai. Labai puikiai. Minkšta. Žodžiu, šičia yra miegmaišis. Komfortas +12. Limitas +8. Ekstremas 0. O kas yra, kai yra -2? Kai -2 yra Pro Extreme. Ultra Extreme. Ištraukime vieną miegmaišiuką. Štai jis. Taip, ištraukime kitą miegmaišį, tokį patį. To biškį akį nešvieską. Taip. Dabar kaip man reiks sujungti, aš nelabai moku šitą procedūrą padaryti. O taip, Kaip? šitą su kita pusė. Šitą? Šitas su šitą? Nu, kur užtrauktukų nėra, šitą sujungi. Ne. Tai akivaizdu, Watsonai. Jo, mes turim miegmaišius, kurie susijungia. Pirkom specialiai, nes man nepatinka miegoti atskirai. Ir kilimėlį nusipirkom dvigulį, nes bet kokiu atveju, kai dedamės 2 kilimėlius, vis tiek gaunasi taip galų gale, kad mes miegam ant vieno arba turim tarp. Tai nusprendėm nusipirkti bendrą sujungtą. Įkrenti tarpai, tada būna Šalta. Šomai. šalni tada. Mane nustumė su užpakaliu ir aš lieku prarajoj šaltoj. Tai nėra labai gerai. Gerai, vieną pusę sujungiau. O dabar jungti reikia kitą, ne? Jo, Ai, bet po to mes sujung dabar, iki pusės. sujungsiu, bet užsitrauksim vėliau. Bent iki pusės. Ar bent. Okay. Matosi, kad šita procedūra buvo Danijai daroma ne tavo. Taip, aš šitos procedūros nedarydavau niekada. Dabar jaučiu pirmą kartą tai darau. Galimai. Tai vadinasi miegmaišių sujungimas į krūvą. Leisk užkabinsiu čia. Yra miegmaišių vieta kabinimo. Taip, 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 taip. Dabar ką mes turim padaryti? Turim sukišti kojas. Taip. Turim sukišti abi kojas čia.
Nežinau, kaip čia mes įsitalpinsim. Aš žinau, kai bus visos kojos viename. Viskas, apsiklojom. Ir čia apsiklojom, viskas, va. Va šitaip, ne. Ir važiuokit, kokį turim guolį. A jūs galite pasakyti, kad čia bus šalta? Ar tai yra įmanoma? Kad mes čia galim sušalti? Naktį prie -5. Važiuok. Čiužinys didžiausias. Triguliai vos nesigaunčia. Dydis belekoks. Yra ir tos kaip pagalvės, tokios šiaip įsidėjom triptinas pagalvėlės, bet pagalvojom, kad nereikia. Jūs tikriausiai dabar galvojat, kad vis dėlto einam sriubą virti. Nežinokit. Sriubos šiandien nebus. Bet žinot, ką mes darom? Einam užsivirti vandens. Pasidariau dangtį, nes neturiu. Užsivirtinsim vandenį. Kaip sakėm, norim susišildyti, tai įsipilsim į butelį ir įsimesim tą butelį į miegmaišį. Aš siūlau kai ką padaryti. Ir visą naktį bus šilta. Aš siūlau tau kai ką padaryti. Ką? tą foliją ant rankenėlių uždėti. Taip. Nu. Iškart geriau, moteris geriau galvoj. Duok man. Taip, reikėtų turėti mums norint gerai. Dar nesugalvau, kaip įpilsiu tą karštą vandenį, tą butelį. Bet aš kaip man įpilsiu. Kažkaip man pavyks. O manai per didelis žaidimas, jeigu šitą vandenį iš pradžių piltume į puodą, tą arbatinuką? Jo, būtų lengviau. Bet bijau, kad spės atšalt, kol supilsim. Tai turėsim labai greitai dirbti. Atsinešim tada tą arbatinuką, jokingą mūsų mažytę. Įpilsim, jaučiu, kokie bus 2 tokie arbatinukai. Arba 3. Ir čia turi šitą butelį sutilpti, čia yra 1,5 litro. Ir įsimesim į miegmaišį. Dangtį nuimu. Mūsų vandenukas verda. Dabar, kaip sakiau, reikės taip. Greit pilu čia, po to iš čia pilu greit čia, po to vėl iš čia pilu čia, iš čia pilu čia. Ir dar kartą tą patį padarau. Greit užsuku ir bastūnė tiesiai bėgi miegmaišį. Su juo. Mes negalim nei sekundės laukti negalim. Gerai, verda, tikrai verda. Garuoja dabar vanduo. Viskas, pradedam operaciją. Pilam, prapilti ir negalim. Čia bus tik tais 2. Tik tais 2. Ant laužo dėl. Tegu verda toliau. Nagi. Oi. Pa, už kamščiuką laikysiu. Bet jau negerai, tas laikas jau dega mūsų. Ai, pala. Mes verdantį vandenį pilam nėra gal gerai. Bus gerai. Jau susitraukė butelys. Biški. O gal reikėjo į tą žalę dėti mūsų? Ne, irgi šakės bus. Užteks ir į tą. Žinokitės. Sugalvojau kai ką. Dar yra, turim vieną mažą buteliuką. Jeigu nori gali. Jo. Ai. Laistai. Laistau biški. Rankena karšta. Nu ką? Op. Gerai, užtenka. Op.
Ne, tai neapsimokė jaučiu pilti į tą. Į mažą buteliuką tą? Nu. Apsimok. Šutinkiai į miegmaišį. Greitai. Greit varyk. Bet tik, kad nepribėgtų, man reikia. Vau, koks karštas. Čia, žinokit, jau nebebus mums to. Kai žinai, sudegs miegmaišis. Kažkas ruošiasi. Kuo paslėpė kojytes? Tai jūs nusivilkit kelnes dar? Jūs iškrypėlis gal biškį. Kelnes nusivilkite, man sako. Žodžiu, ir aš tokias pačias kojines dėsius. Su katiniukais. Čia žuvis. Katiniukai. Butelį galą nustumk. Ai, pala, juk reikia nustumsi. Jeigu nustumsi į savo pusę, tai pas manęs nebus. Tai palik vidury. Nu, Gerai. ką aš tau sakiau? Kaip gerai, kad yra šilti buteliai, bet ilgai nebus. Bus. Pamatysi, bus kokias 4-5 valandas šilti. Toliau bus. Tai geriau kelsimės. Miegosime po vienais termo rūbais. Kodėl? Todėl, kad kūnas perduoda šilumą lengviau į miegmaišį ir tada bus šilčiau. Jeigu žmonės prisirengia labai storai, tada kūnas nepramuša tos šilumos pro storus rūbus ir nėra šilčiau miegoti. Jeigu storiau apsirengia, jie galvoja, kad bus šilčiau, tai ne, šilčiau nebus. Tikrai nebus. O dabar kelnes aš pasidėsiu čia kur nors. Ką dar? Oi, kojines užmiršau, kokias šiltas. Iššildžiau. Mūsų laužiukas dar tega, žinokitės. Dar čia mes galim uždegti joninų laužą. Nu ką, mes jau pasiruošę? Pasiruošė kam? Miegui. Įsimetėm tos buteliukus, tai dega kojas. Nudegam. Tiesiog nudegam. Jo, dabar yra be 5-9. Kiek laipsnių nežinau. Tai laipsnių vis tiek bus apie 4-5 laipsniai šalčio. Dabar dar tiek nėra. Bet tie buteliukai kaip šilda, kaip degin. Nuostabu. Tai ką, mes jau... O tai kokie mūsų rytojos planai? Rytojus planai yra nesušalti per naktį. Atskelti. Kelintą kelsimės? Kai jau Be žadintuvo? nebemiegosiu, jau kai nebeis miegoti iš šalčio. Tada mes šoksime iš miegmaišio, bėgsime pasirinkti malkyčių, nes dar neprisirinkom, neprisiruošėm. Vėl nudegėm. Tai užsikursim laužiuką, sušilsim, išsivirsime sriubytės. Kavytės. Tada mes po truputį susitvarkysime viską, susipakuosim, susidėsim, paliksim švarę vietą, be abejo, ir tada pėdinsim atgal namo pėsčiomis 10 kilometrų. Juo. Tai ką? Saldžių sapnų. Saldžių sapnų. Labanakt. Bye bye. Labanakt. Nu ką, labas rytas. Turim be 5 minučių 7. Aš dar esu miegmaišiuose sulindusi, o mano vyras bando įžiebti ugnį.
Biškai pavyko. Labas rytas. Sakykite, ką nors. Nieko nesakys. Mes jau pabudę. Užsikūrėm laužą. Štai jis. Einam pasišnekėti. Taip. Klausimas jum. Kiek dabar valandų? Po 7:35. Po 7:35. Kitas klausimas. Ar jum buvo šalta miegoti? Komfortas. Komfortas. Komfortas? Kaip yra? Ekstremas gal? Ne ekstremas, tikrai ne ekstremas buvo. Žodžiu, nebuvo šalta miegoti. Normaliai. Nebuvo šilta. Nebuvo kaip namie šilta, bet nebuvo šalta. Kojos buvo šiltos visą laiką. Tai kartais įeidavo tas vėjelis per plyšiukus, bet visai neblogai buvo. Išsimiegojom. Taip, kas dar? Ai, tai buvo -6 vis dėlto. Paryčiais. 5 valandą žiūrėjau į telefoną, buvo -6. Paryčiais -6. Bet viskas okei. Tie buteliukai mums pagelbėjo. Jie buvo šilti, karšti ir šilti apie kokias 4 valandas. 4 valandas tai tikrai buvo. Po to jau nebejutau, ryte išmečiau paryčiais, nes jau nebešildė, o šaldė. Ką mes dabar veiksime? Man reikia kažkokiu būdu išsiridenti iš... Kelsimės. Eisime gaminti sriubą. Eisim gaminti sriubą. Pavalgysim. Tada po truputį viską ruošimės. Ir keliausim namo. Miegančioji bastūnė. Kodėl negražuolė? Nes tu esi bastūnė. Nes negražuolė. Gerai, bastūnė gražuolė. Aha. Jau nebepastaisysi. Dabar darysime sriubytę. Pasiėmam daržovės. Šaldytos daržovės yra iš kameros. Čia vakar bastūnė pripjaustė mums miške. Pridarė. O Jezu, čia daug. Čia išmaitintumėm visus savo stebėtojus, prenumeratorius. Nes jų daug nėra. Taip. Dabar įkėm vandenuką. Karšta pasirodo. Kodėl tu manai, kad gali? Tai gerai, kad neišpylai. Tau biški. Čia tau. Šitas neišsimaišė. Kokia skani. Tikrai skani. Skaniau nei namie. Nu, aišku, viskas skaniau, sako. Visi žino tai. Nu, po truputį pradedam
tvarkytis, dėtis daiktus ir keliausime. Dabar yra beveik 10:30 ir mes jau esam susiruošę, susikrovę, susitvarkę ir tipensime namo. Matot šitą skylikę? Įtaušai. Nepasisekė. Gerai, kad nefilmavo, nes cypiau. Dabar eis šlapia jinai. Viena koja šlapia. Tai čia. Žodžiu, tik viena koja. Tai kam, ant tam gali eiti drąsiai. Aš girdėjau, kai tu perėjai, kad sutraškėja. Traškėja, apala. Aš traškėjau ir praėjau. Tu nepraėjai? Aš šiek tiek į kitą pusę labiau sugalvojau, kad reikia eiti. Kiek jūs sveriate bastūnę? Daug. Esame netoli jau savo namų, tai pagalvojam, kad ir jau reikėtų atsisveikinti, nes mūsų ši trumputė išvyka jau baigėsi. Ačiū, kad žiūrėjote. Paspauskite prenumeruoti ir susitiksim kitais kartais. Iki. Bye. Bye.